Pirmiausiai, apie patį modelį. Kai investuojate per sutelktinio finansavimo platformą, jūs skolinate pinigus verslui. Tai reiškia, kad verslas, gavęs paskolą, palūkanas mokės kas ketvirtį, o visą paskolos sumą grąžins termino pabaigoje. Jei kalbame apie profitus platformą, dažniausiai tai yra 12 mėnesių. Na ir kas vyksta, jeigu verslas vėluoja? Tai jeigu vėluoja mokėti palūkanas, net ir pirmą vėlavimo dieną jau pradedamos skaičiuoti padidintos palūkanos. Ir jeigu verslas vėluoja mokėti palūkanas arba jeigu vėluoja grąžinti paskolą, yra pradedamas išieškojimo procesas. Taigi jūsų investicija yra apsaugoma nekilnojamo turto įkeitimu. Dažniausiai netgi atveju, tai yra pirminė hipoteka, kas reiškia, kad investuotojų interesai turi pirmumą prieš kitus, jeigu vyksta išieškojimo procesas. Ir pagal platformos profitus taisykles paskolos dydis negali viršyti 85% įkeičiamo turto vertės.